Labas vakaras, malonios ponios, garbūs ponai, mėly Valdovų rūmų muziejaus bičiuliai. Be galo malonu matyti jūs atvykusius jau į baigiamąjį parodos Briuselio gobelenų meistrystė naujos muziejaus vertybės paskutinį šios parodos renginį. Parodą eksponavome nuo rugsėjo mėnesio pabaigos ir dar iki lapkričio 20 dienos bus galima pamatyti tos naujai įsigytus tikrai įspūdingo, bet man įspūdingo grožio gobelenus. O šiandien paskaitą apie antikos mitus, kurie atgyja senuosiuose Briuselio gobelenuose. Paskaitą skaitys humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto senosios literatūros skyriaus vadovė Asta Vaškelienė. Asta Vaškelienė mums žinoma kaip lotyniškosios Lietuvos lotyniškosios raštijos tyrinėtoja, didžiausią dėmesį skirianti 18 amžiui, bet tie, kurie buvo Astos studentai, žino, kad jos tyrimų tema neapsiriboja vien 18 amžiaus lotyniškąja Lietuvos raštyje, bet siekia toliau ir siekia antikos gilesnį pažinimą. Ir Asta taip pat yra mokomosios priemonės skirtos filologijos studentams lotynų kalba in brevi autorė ir iš tikrųjų daug, kelioms kartoms studentų padėjusio pažinti, atverti lotyniškai pasaulio kartu su juo ir antika. Taigi šiandien jūsų dėmesiui paskaita antikos mitai senuosiuose gobelenuose, o po Astos paskaitos, po klausimų ir diskusijos maloniai kviesime visus susipažinti su ta paroda ir pasigėrėti gobelenais. Miela Asta, labai prašome. Labas vakaras, ačiū visiems susirinkusiem. Jeigu kartais nesigirdėčiau, prašom šaukit, rodykite ženklus. Klausimų labai laukčiau, tradiciškai jos galima užduoti po paskaitos, bet jeigu labai parūptų, tikrai drįskite, duokit ženklą ir jeigu reikės ką nors išsiaiškinti, galime tiesiog to kalbėjimo eigoje aptarti ir kitus dalykus, gal ką nors neaiškiai pasakysiu ar ne visiškai pilnai pasakysiu. Po Ramunės pristatymo taip nelabai jaukiai jaučiuosi. Jau porą metų nebedėstau, su nostalgija tuos laikus prisimenu. Tai šiandien šiokia tokia proga grįžti prie tų senų laikų, kurie buvo man labai smagus, malonus ir visada džiaugsmingi. Esu daugiau literatūros tyrėja, kaip ir buvo pristatyta, nesu menotyrininkė, juo labiau nesu gobelenų meno žinovė. Tai kaip ir mano paskaitos pavadinime apibrėžta, kalbėsiu tik apie mitologiją, apie siužetus, kurie tuose gobelenuose yra panaudoti. Ir pradžiai gal šiek tiek, nenoriu vadinti teorinės dalies, bet tai vis tiek yra teorinė įžangėlė, nedidukė, apie tai, kas yra mitas. Ar mes mąstome apie tai, kas yra mitas, žinome savokas mitas, pasaka, pasakėčia ir kitas. Tai mitas, išvertus iš graikų kalbos, tai yra graikiškas žodis, miutos, ir reiškia žodis. Žodis, tai dar viena reikšmė, pasakojimas. Teoriškai mitas ir yra apibrėžiamas kaip pasakojimas apie kosmą. Taip labai plačiai galime sakyti. Kosmas irgi graikiškas žodis, iš čia turime kosmosą, jis reiškia pasaulio tvarką. Taigi mitai pirmiausia tai buvo tekstai, kuriais siekta paaiškinti pasaulio tvarką. Mitas suvokiamas
kaip ne vieno žmogaus žinoma, o kaip kolektyvinis pasakojimas apie pasaulį, dievus, žmogų, gamtos reiškinius, gyvybės ir mirties kilmę. Ir jis be abejo atspindi pirmykštę tikrovės sampratą. Kuogi mitas skiriasi nuo pasakos? Mituose vaizduojami įvykiai, manoma, buvo tikima, kad jie yra įvykę iš tiesų. Pasakoje apibrėžiami įvykiai yra išgalvoti. Taigi, mituose vaizduojama realybė, nors ji ir galimai įvykusi iš tiesų, tačiau ji skiriasi nuo mūsų įprastinės patirties. Todėl ir mito kalba, ir laikas, ir erdvė dažnai mus ir stebina, ir stulbina. Nekasdienis yra ir laikas mituose. Jis nukelia mus už tos tokios įprastinės laiko suvokimo ribos į visai kitą aplinką, kuri taip pat yra nekasdienė ir kitą erdvę. Mitai įvykių, laiko ir erdvės nekasdieniškumu be abejo turi bendrumų su pasakomis, legendomis, padavimais, tačiau nuo šių skiriasi savo, drįsčiau pavadinti, aprioriniu autoritetingumu. Mitu tikėta, neieškant įrodymų, ar įvykiai iš tiesų yra įvykę. Mite aptariami įvykiai yra įvykę. Aišku, galime čia ir gražių išimčių pasitelkti, kaip pavyzdžiui, Trojos mito ciklas paskatino kažkada ieškoti ir atrasti Troją. Išmanydamas mitą, žmogus žino, kaip jam reikia elgtis kasdienėme gyvenime ir kokie bus jo veiklos rezultatai. Mito negalima pasakoti, tai nėra tekstas pasakotinas bet kada. Paprastai mitas atliekamas tam tikroje vietoje ir tam tikrų laikų. Taip mus pasiekė garsieji Iliada ir Odisėja. Mitas dažniausiai pasakojamas tam tikrų metų, tam tikrų paros laikų, per šventes, ypatingose vietose ir ypatingomis progomis. Daugelio tautų mitai persipina su istorija. Ne vienos giminės pradininkų laikomas kultūros herojus arba pusdievis. Čia toli pavyzdžių ieškoti nereikia, jau gręžiuosi į Lietuvą. Panagrinėję Lietuvos didžiosios kunigaikštystės lotyniškuosius proginius kūrinius, pastebėsime labai plačiai eksploatuojama iki pat 18 amžiaus pabaigos Palemono mitą. O Radvilos tuose kūriniuose save kildina iš su Palemonu atvykusių patricijų. Bet taip mitas tarsi visiškai įvietinamas ir privatizuojamas tarsi. Mitas, kaip pirmapradžių įvykių pasakojimas, tuos įvykius tarsi įkurdina dabarties pasakojime. Mito teiginiai, tos kultūros, kurioje jis funkcionuoja, visuomeniai visada reiškia neabejotiną tiesą. Todėl mitas persipina su senąja religija. Mitus galime laikyti etiologiniais pasakojimais, tai yra jie žymi ikimokslinę pastangą paaiškinti pasaulį, gamtą, įvairių reiškinių kilmę ir priežastis. Ir mitus kūrė visos pirmykštės tautos. Dabar pagal tematiką mitai skirstomi įvairiai, tai gali būti kosmogoniniai mitai, aiškinantis pasaulio kilmę, antropogoniniai, kalbantis apie žmogaus atsiradimą, teogoniniai, apie dievų kilmę, eschatologiniai, apie galutinį pasaulio ir žmogaus likimą ir turbūt dar galėčiau čia paminėti bent keletą. Be šių mitų, kurie jau laikomi senoviniais mitais, yra vadinamųjų ir naujųjų mitų. Savo kilme jie dažniausiai nėra susiję su senoviniais mitais, bet jiems taip pat būdingas absoliutus tikėjimo ir tapatumo principas. O jų kūrimas sieja su mokslo teorijomis, filosofinės ideologijos doktrinomis ir menu.
Keičiantis visuomeniai, jos gyvensenai, pasaulėžiūrai keitėsi mitai. Mitai neteko jiems būdingo absoliutaus tikėjimo, kuris nereikalavo patikrinimo, ir tapatumo. Mitai nustoja gyvuoti, bet išlieka mene, įkvėpimo ir siužetų šaltiniu. Mitai ir jų elementai, siužetai, veikėjai, įvaizdžiai literatūroje, dailėje ir kitose meno šakose imami pasitelkti kaip medžiaga ir kaip tam tikras vaizdo kūrimo būdas. Na ir po šitos įžangos pereinu prie gobelenų ir prie mitų, kurie tuose gobelenuose yra įausti. Matome per ekranuose gobeleną sodą su Tezėju ir Ariadne. Noriu iš karto atkreipti dėmesį, rašau Ariadne, paisydama antikos vardyno normų. Ką dabar žmogus, anų laikų žmogus, gobelenas sukurtas apie 1610 metus, šitame gobelene galėjo matyti ir ką mes matome jame, jeigu mitologijos pernelyg giliai nepažįstame. Na tai tokie tarsi tradicinis vaizdas, vyras, moteris ir peizažas, rūmai, tarsi iš gyvatvorės supintas labirintas. Atsiprašau, matyt, nemoku valdyti labirintas. Štai yra Ariadnės ir Tezėjo figūros, jų susitikimas. Tai Ariadnės ir Tezėjo mitas, ypatingai Tezėjo, reiktų sakyti, mitas iš tiesų labai sudėtingas ir sudaro tokią sudėtingą mitinę sistemą. Iš šiandien mano aptarsimų mitų, ko gero, sudėtingiausias, labiausiai besišakojantis, ir aš dabar tiesiog jį gana smulkiai papasakosiu, kai ką pakomentuodama. Po to mes vėl grįšime prie to vaizdo. Taigi, kas yra Ariadnė? Ariadnė graikų mituose yra karaliaus Minojo duktė, o Tesėjas tai yra Atėnų karaliaus Aigėjo ir Droidzėnės karalaitės Aitros sūnus, Atėnų didvyris ir Atikos politinės vienybės įgyvendintojas. Tesėjo protėviai pagal tėvo giminystės liniją buvo pusiau žmonės, pusiau gyvatės. Tai Erichtonijas, Kekropas ir Kranajas, o pagal motinos liniją Pelopas, Tantalas ir net Dzeusas. Pats Tesėjas jau buvo klasikinis herojus, mirtingojo Aigėjo ir kartu dievo Poseidono sūnus. Taigi, tai buvo dviejų tėvų vaikas. Kaip tai galėjo atsitikti? Mituose yra tokių dalykų, kraujomaišos ir gali būti ir kiti šiandien sunkiai įsivaizduojami dalykai. Istorija tokia. Aigėjas buvo bevaikis. Jis išgirdo pranašystę, kurios aiškintis iškeliavo į Droidzėnę. Ją papasakojo karaliui Pitėjui, Aitros tėvui. Karalius išaiškino, kad pranašystė lemia valdžios perėmimą, o tai reiškia, kad Atėnų karaliaus sostas priklausys Aigėjo palikuonims. Pitėjas svečią nugirdė ir suguldė su savo dukra Aitra. Ta pačią naktį, pasak mito, su ja suartėjo ir Poseidonas. Nors pagal kitą mito versiją, Poseidonas suartėjo su Aitra dar išvakarėse. Jau išvykdamas iš Droidzėnės, Aigėjas prisakė Aitrai slėpti, kas yra gimsiančio vaiko tėvas. Jis bijojo savo brolio Palanto vaikų, tai yra savo pusbrolių, pretenduojančių į sostą. Aigėjas paslėpė savo kardą ir sandalus po didžiuliu akmeniu, o Aitros paprašė, kad ši jam atsiųstų sūnų, žinojo, kad gims sūnus,
Kai sūnus paaugs, sūnus turėjo gebėti pakelti tą akmenį ir pasiimti kardą ir sandalus. Tesėjas augo Draudzėnės karaliaus Pitėjo rūmuose, jį mokė medžioti kentauras Cheironas, vėliau labai pravertė tie įgūdžiai. Kai Tesėjas paaugo, motina jam atskleidė tėvo vardą. Tesėjas lengvai atkėlė akmenį, pasiėmė po juo tėvo paslėptus daiktus, kardą ir sandalus ir iškeliavo į Atėnus. Pakeliui Tesėjas atliko 6 žygdarbius. Matom, čia šiokia tokia užuomina, tarsi paralelinė sąsaja, matom, mitologinė su Heraklio žygdarbiais. Na ir trumpai, kokie buvo tie jo žygdarbiai? Na, tai įrodo didžiulę jėgą herojaus Tesėjo. Pirmasis žygdarbis buvo toks. Netoli Epidauro Tesėjas užmušė Hefaisto sūnų plėšiką Perifetą, kuris geležinę kuoką uždaužydavo keliauninkus. Na, tai išgelbėjo tiesiog nuo tokios baisios lemties kitus. Antrasis žygdarbis. Keliaudamas per Istmo sąsmauką, užmušė plėšiką Sinidą. Sinidas gaudė keleivius ir juos žudydavo. Pririšdavo juos prie nulenktų pušų viršūnių, tada pušis paleisdavo, o šios atsitiesdamas perplėšdavo žmonės pusiau. Taigi Tesėjas tokiu būdu perplėšė patį Sinidą. Trečiasis žygdarbis užmušė Kromijono šerną. Šį baisų sutvėrimą pagimdė požemio pasaulio pabaisa Echidnė, pusiau moteris, pusiau gyvatė, o jos tėvas buvo Tifonas, Gajos ir Tartaro sūnus, gigantas su 100 ugnimi alsuojančių galvų, Dzeuso nutrenktas ir paguldytas po Aitnos ugnikalniu. Ketvirtasis žygdarbis. Nužudė plėšiką Skironą, gyvenusi Atikos pasienyje netoli Megarų. Skironas versdavo keleivius mazgoti jam kojas, o paskui nustumdavo juos į jūrą ir taip nuskandindavo. Penktasis žygdarbis tai buvo toks. Tesėjas užmušė Poseidono sūnų milžiną Kerkijoną, kuris pasitikdamas praeivius tarp Eleusino ir Megarų su jais susigrumdavo ir užmušdavo. Na ir paskutinis, šeštasis žygdarbis, apie jį būsite tikrai girdėję. Net jeigu ir mitologija specialiai nesidomėjote, nes Prokrustą turbūt žinome. Taigi, Tesėjas užmušė plėšiką Damastą, dar vadintą Prokrustų ištempėju. Prokrustas ištempėjas nukirsdavo savo aukoms kojas, jeigu šios būdavo per ilgos jo lovai, arba atvirkščiai ištempdavo, jeigu šios būdavo per trumpos. Tai pakeliui atlikęs tokius žygdarbius, pagaliau Tesėjas pasiekė Atėnus. O kas tuo metu vyko Atėnuose? Tuo metu Atėnuose pas Aigėją gyveno Medėja. Nuo Aigėjo ji buvo pagimdžiusi sūnų Medą ir puoselėjo viltį, kad Medas taps Atėnų valdovu. Kai Tesėjas atvyko, Medėja jį atpažino ir puotos metu patarė Aigėjui atvykėlį nunuodyti. Čia Tesėjui ir pravertė tėvo kardas. Norėdamas supjaustyti mėsą, Tesėjas išsitraukė kardą ir Aigėjas atpažino sūnų. Medėja su sūnumi Medu pabėgo į tėviškę, o Tesėjas susikovė su 50 savo pusbrolių. Palanto sūnų pretendavusi į Atėnų sostą. Tesėjas surengė pasalą, išžudė pusbrolius, o jų sąjungininkus išvijo. Tuo laiku iš Kretos į Atiką atvyko karalius Minojas. Matom, čia pinasi siužetai. Karalius Minojas jau 3 kartą keliavo atsiimti duoklės už patirtą skriaudą. O ta skriauda buvo tokia. Kadaise dėl Aigėjo kaltės Minojas neteko sūnaus Androgėjo. Nuo tada, kaip išpirka už sūnų, Minojas kasmet, arba pagal kitą versiją, kas 3, o gal kas 9 metai, iš atėniečių gaudavo 7 jaunuolius ir 7 merginas, kuriuos atiduodavo suėsti savo sūnui Minotaurui.
Priminsiu, Minotaurą esam tikrai girdėję, tai yra Poseidono ir Pasifajės sūnus, pabaisa, kuri ryja žmonės, pusiau žmogus, pusiau jautis. Minojas Minotaurą laikė Dėdalo pastatytame labirinte ir Ariadnei padedant Tezėjas nukovė šitą pabaisą. Taigi, šį kartą, kai jau reikėjo susikauti su Minotauru, arba auka tapo pats Tezėjas, arba pasisiūlė tapti tokia auka. Pakeliui jis ištraukė iš jūros Minojo įmestą žiedą ir taip įrodė, kad jis yra Poseidono sūnus. Tada nuvyko į Kretą, užmušė labirinte gyvenusi Minotaurą ir Ariadnės padedamas Minojo dukters Ariadnės išėjo iš labirinto. Stojus nakčiai, Tesėjas su Atėnų jaunuoliais ir Ariadne pabėgo į Nakso salą, tačiau ten ją pagrobė įsimylėjęs Dionisas. Arba pagal kitą versiją, ją išdavikiškai paliko pats Tesėjas. Tesėjas išplaukė toliau, bet pamiršo, kad buvo sutaręs su tėvu juodas bures pakeisti į baltas. Aigėjas, pamatęs laivą su juodomis burėmis, nusprendė, kad sūnus negyvas ir šoko nuo uolos į jūrą. Nuo to laiko ši jūra vadinama Egėjo jūra. Na, kai visa tai atsitiko, Atėnai buvo išlaisvinti nuo duoklės aukoti jaunuolius ir merginas, o jų karaliumi tapęs Tesėjas suvienijo visą Atiką, visas jos rytis į vieną valstybę. Jis išgarsėjo kaip nepaperkamas ir labai išmintingas valdovas, tačiau pasak mitų sulaukęs brandaus amžiaus, Tesėjas išpuiko ir ėmė elgtis netinkamai. Jis kariavo su amazonėmis, pagrobė jų karalienę Antijopę. Keršydamos amazonės užpuolė Atėnus ir būtų juos paėmusios, jei net Tesėjo žmonos, taip pat amazonės įsikišimas ir mirtis. Su Antijopė Tezėjas susilaukė sūnaus Hipolito, kurį įsimylėjo jo antroji žmona Ariadnės sesuo Faidra. Dar vienas atsišakojimas. Tesėjas savo gyvenimą baigė Skiro saloje, kurią kadaise valdė Aigėjas. Vietinis karalius Likomedas įstūmė Tesėją į jūrą. Tai matom, kokia ilga istorija. Mitai apie Tesėją sudaro tikrai sudėtingą mitologinę sistemą. Ji apima ankstyvąją mitologiją. Čia galime remtis su argumentu, kad Tesėjas buvo Poseidono sūnus, herojinė mitologija, tai yra Tesėjo žygiai visi 6. Ir net polinės sistemos bruožų turi, tai yra Tesėjas kaip teisingas ir nepaperkamas Atėnų valdovas. Ir labai įdomu tai, kad Tesėjas kaip mitologinis herojus tapo ir pusiau istorinė asmenybė gyvenusią maždaug 13 amžiuje prieš Kristų. Plutarchas 13 amžiuje. Plutarchas, laikęs Tesėją istoriniu asmeniu, parašė jo biografiją. Meno kūriniuose Tesėjas vaizduojamas panašus į Heraklį. Yra išlikę daug piešinių ant vazų vaizduojančių įvairius mitus apie Tesėją, mitų apie Tesėją siužetus. Galima paminėti ir garsiąją Pompėjų freską, Tesėjas nugalėjęs Minotaurą. Tai dabar čia mes matome tikrai visai netokį jau įspūdingai galingą Tesėją. Jis primena riterį ir Ariadnė, na, sakyčiau, primena tų laikų kilmingą merginą. Dabar ką čia galėtume dar įžiūrėti, man štai šitas motyvas viduryje, nežinau, sufleruoja tarsi apie labirintą iš augalų ir galbūt čia įžiūrėčiau ir aliuziją į Minotauro labirintą, na, sunku pasakyti, kaip čia menotyrininkai traktuotų. Ir tradiciškai tokiuose gobelenuose, aišku, vaizduojami miško žvėris. Dabar kas yra čia, bandžiau įžiūrėti, bet... Na, galgi negalėtų būti tas šernas, kurį Tesėjas nužudė? Nežinau. Tai, aišku,
viskas vaizduojama gamtos fone ir vaizdas turbūt įprastas tokiam 16 amžiaus pradžios audiniui. Tai dabar tai, ką aš jums papasakojau, tą visą mitą, kiltų klausimas, kiek to meto žmonės žinojo ir, žinodami siužetą, kad tai yra Tesėja su Ariadne, aš neabejoju, kad menininkas, kuris audė, pagaliau galbūt kas nors užsakė šitą gobeleną, tikrai išmanė mitologiją, bet taikė tas figūras pagal amžiaus reikalavimus, kad žmonės to meto mitologiją išmanė tikrai gerai, tuo tikiu, nes mitologija tai buvo humanistinio, sakykime, taip tiksliau, išsilavinimo dalis. Ji buvo studijuojama akademijose, vėliau, aišku, labai glaudžiai sijo su literatūros kūriniais ir gal ir ne taip smulkiai, nes čia visko nepavaizduosi. Yra du herojai pirmam plane, tačiau visa tai, kas ten slypi kokios istorijos slypi už jų įvaizdžių, manyčiau, nebuvo tais laikais paslaptis ir tik tai be abejo niekaip viso to viename gobele nebūtų visą tai pavaizduoti sudėtinga. Toliau, kitas iš 4 gobelenų, tai yra, kuriuos šiandien irgi apžiūrėsime, kaip žadėta, tai yra Sodas su Venera ir Adoniu, iš serijos Sodai su Ovidijaus figūromis. Dabar kodėlgi su Ovidijaus figūromis? Ovidijus Publijus Ovidijus Nazonas, žymus romėnų poetas, gimęs 43 metais prieš Kristų, miręs 17 metais po Kristaus, sukūrė didžiulį mitologinį veikalą Metamorfozės, kuriame į vientisą audinį bandė sujungti daugiau kaip 200 mitų. Ir būtent iš Ovidijaus tie mitai, Ovidijus taip pat buvo tų mitų kaip ir, transliatorius to meto skaitytojui. Mitai tiesiog įgavę literatūrinį pavidalą buvo prieinami ir skaitomi. Dabar, kasgi čia? Tiesa, Venera, tai kalbėdama aš minėsiu Afroditę. Venera yra romėnų meilės deivė, Afroditė graikų meilės deivė, fizinio grožio ir kūniškos meilės deivė. Mituose paprastai minima Afroditė, o pats gobelenas vadinasi Sodas su Venera ir Adoniu, nes kažkaip naujaisiais laikais romėniškasis kanonas funkcionavo stipriau ir Venera, žinoma, dėl to čia yra atsiradusi. Taigi, nuo Adonio pradėsiu. Adonis graikų mituose yra Kipro karaliaus Kiniro ir jo dukros Miros sūnus, Afroditės mylimasis. O mitas, čia jau bus jis trumpesnis, yra toks. Deivė Afroditė, supykusi, kad būsimoji Adonio motina Mira, karaliaus dukra, jos negarbina, įkvėpė Mirai aistrą savo tėvui. Tėvas pasidavė pagundai, neįtardamas, kad mylisi su dukra, o paskui ją prakeikė. Siužetas iš Ovidijaus 10 Metamorfozių knygos. Dievai Mirą pavertė Miros medžiu, o iš skilusio to medžio kamieno gimė ypatingo grožio palikuonis. Tai yra Adonis. Vėlgi Ovidijaus Metamorfozės 10 knyga. Afroditė vaikelį perdavė auklėti Persefonei. Ir iš karto paaiškinu, Persefonė graikų mituose yra deivės Demetros duktė, Hado žmona, Požemio karalystės valdovė, labai įdomi deivė, tai yra tokia jungiamoji grandis tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulio.
Dzeusas jai buvo leidęs dalį metų praleisti su motina, kada jį grįždavo į žemę, tada stodavo pavasaris, vasara, ruduo ir po to jį vėl turėdavo grįžti pas Hadą, savo vyrą, į požemio pasaulį. Tai tokia migruojanti deivė, jungianti gyvybę ir mirtį. Šita pora, Hadas ir Persefonė, niekada vaikų neturėjo, su tokiu konotaciniu krūviu. Jo, labai aišku, kad, kodėl tų vaikų jie neturėjo. Taigi, čia matom dar vieną atvejį, kai migruoja Adonis tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulio. Afroditė perdavė auklėti, čia sustojome, vaikelį Persefonei ir dėja Persefonė po to nebenorėjo išsiskirti su Adoniu. Kilo ginčas, kurį išsprendė Dzeusas. Jis paskyrė, kaip sakiau, Adoniui 1/3 metų būti mirusiųjų karalystėje pas Persefonę, kitą 1/3 pas Afroditę, o likusi kur pats norės. Adonis tapo Afroditės mylimuoju ir palydovu. Supykusi, kad Adonis pasirinko Afroditę, Artemidė užsiundė prieš jaunuolį laukinį šerną, kuris jį sudraskė. Artemidė medžioklės, miškų, drėgnų, tamsių, ūksmingų vietų deivė, šešėlių deivė, susijusi su mėnulio šviesa. Būtent todėl jinai gebėjo tą laukinį šerną užsiundyti. Pasak kitos mito versijos, Adonis tapo Apolono pykčio auka. Ir tai buvo Apolonas, Artemidės brolis. Ir tai buvo kerštas Afroditei už apakintą Apolono sūnų Erimantą. Dar kitas mitas pasakoja, kad Adonis žuvo nuo pavydaus Afroditės meilužio Arėjo rankos. Arėjas graikų karo dievas. Afroditė gailiai apverkė Adonį ir pavertė jį gėle, apšlakščiusi išlietą kraują nektaru. Apie tai taip pat Ovidijaus metamorfozėse kalbama 10 knygoje. Adonį apraudojo Moiros. Moiros yra graikų mituose lemties deivės, Klotola, Hesė ir Atropė, arba tiesiog lemties, mirties ir nelaimių deivėmis kartais laikomos, ir Charitės. Charitės graikų mituose yra 3 grožio ir grakštumo deivės – Aglaja, Eufrosinė ir Talija. Romėnų mitologijoje Gracijos. Iš Adonio kraujo po visų verksmų ir atsisveikinimų sužydo rožės, o iš Afroditės ašarų anemonės. Mitas apie Adonį, čia tiesiog mes turime fragmentą to paties gobeleno, tik tai jau matome tą porą Venerą ir Adonį. Mitas apie Adonį mums rodo tokį matriarchatę vyravusią pasaulėžiūrą, kai buvo garbinama didžioji moteriška vaisingumo dievybė, o vyriškas jos atitikmuo laikytas daug silpnesnių ir mirtingų, galinčių atgimti tik trumpam. Šiaip Adonis yra be galo populiarus antikos personažas, mėgtas labai tapyboje, ir Pompėjų freskose, vazų tapyboje, skulptūroje, sakysime, sarkofagų bareljefai, laidojimo urnų bareljefai. Labai dažnai sietas, net tapęs personifikacija literatūroje, kai kalbama apie mirštančią ir vėl atgimstančią gamtą. Dabar Adonis, dar atkreipiu dėmesį, jis be galo gražus jaunuolis, o Venera arba Afroditė taip pat gražiausia deivė, kuri, dar noriu pabrėžti, skulptūrinėse versijose Afroditė ar Venera yra vaizduojama menkai apsirengusi, švelniai tariant, arba tik tai nebent kokią turinti lengvą skraistę per petį persimetusi, nes visada buvo norima per šitą įvaizdį
kreipti dėmesį į moters fizinį grožį ir apskritai išaukštinti daugiau, tuos dalykus, kuriuos šiandien vadiname fiziniais dalykais, tai yra jos gražų kūną ir taip pat, aišku, fizinę meilę. Štai čia mes turime visiškai aprengtą pagal to meto madas Venerą, nors gobelenuose buvo galima vaizduoti tikrai kaip nori, bet, turbūt autoriaus taip buvo nuspręsta, o Adonis, man jis iš viso toks, šitame audinyje, čia skonio reikalas, patinka jis ar nepatinka, toks susuotas jaunuolis, tiesiog kilmingas turbūt jaunuolis, atitinkantis savo aprangą to meto kanoną. Tai vat, mitas visiems buvo žinomas, personažai irgi, bet jau naujieji laikai atsineša naujas madas ir naujai atrodo. Toliau mes turime kitą gobeleną. Tai yra gobelenas Romulas perduoda Amulijaus galvą Numitorui. Gobelenas priklauso Romulo ir Remo istorijos serijai. Autorius, matote, visa informacija iš Valdovų rūmų puslapio, autorius yra nežinomas, o gobelenas sukurtas ankstyviau net už prieš tai rodytus. Tai yra 16 amžiaus antroji pusė ir pabaiga. Be galo gražus man šitas gobelenas. Amulijus, dabar apie tai, kas čia yra vaizduojama. Tai mes čia turime, štai čia sėdinti soste karalių Numitorą, Amulijus laiko galvą, Romulas laiko Amulijaus galvą, ir aplinka visa, ginkluoti jaunuoliai, primenantis riterius, gėlės, peizažas, toks labai tradicinis gobelenui vaizdas. Taigi, kas buvo Amulijus? Tai jau romėnų mitologijos personažas, Alba Longos karalius, Enėjo palikuonis. Enėjas graikų mituose yra Anchiso ir Afroditės sūnus, legendinis romėnų protėvis. Iš savo vyresniojo brolio Numitoro Amulijus atėmė valdžią, o jo dukrai Rėjai Silvijai paskyrė būti Vestalę. Vestalė romėnų religijoje tai yra šventosios ugnies Vestos šventykloje saugotoja. Tačiau Rėja Silvija arba nuo Marso, arba nuo paties Amulijaus pagimdė dvynukus – Romulą ir Remą. Amulijus įsakė Rėją Silviją nužudyti, o vaikus įmesti į Tiberį, ir taip jų atsikratyti nuskandinant. Tačiau Marsas išgelbėjo berniukus. Pagal kitą mito versiją nuskęsti pasmerktus vaikus į krantą išnešė paprasčiausiai vanduo, išplovė vanduo, o vilkė juos išmaitino. Romulą ir Remą rado piemuo Faustulas, kuris su žmona Aka Larencija tuos berniukus užaugino. Suaugę broliai sužinojo apie savo kilmę, Amulijų nužudė. Gal aš čia pereinu prie kitos skaidrės, čia tiesiog yra tas fragmentas su galva, aš jį padidinau. O Numitorui, savo seneliui, grąžino valdžią. Toje vietoje, kur juos surado vilkė, nutarė įkurti miestą. Tai buvo įkurta Roma. Taigi Romulas, pirmasis Romos miesto karalius, jo vardu pavadinta Roma, kaip dievų valios ženklas, Remui Aventinė pasirodė 6, o Romului Palatinė, tai kalvos Romos, 12 vanagų. Tai pranašavo, kad Romos valstybė klestės 12 amžių. Tada buvo taip pat įvestos augurijos, būrimas iš paukščių skrydžio, o pirmojų augurų
Tai yra romėnų religijoje žinių kolegija atsakinga už dieviškų ženklų, ypatingai paukščių stebėjimą ir aiškinimą. Pirmuoju auguru laikytas Romulas, o jo auguro skeptras saugotas kaip šventenybė. Pradėjus statyti Romos miesto sienas, broliai Romulas ir Rema susipyko ir Romulas nudūrė savo brolį, o vėliau miestą pavadino savo vardu. Mitas apie Romulą pamažu tapo dieviškos Romos kilmės ir didybės simboliu. Tai kadangi čia dar tik tai yra nešama galva, tai tikėtina, kad yra abu du broliai, ne kas kitas yra vaizduojamas šalia. Ir dar vienoj skaidriai čia tiesiog turime karalių Numidorą tiesiantį ranką į tą Amulijaus galvą. Tai tokia istorija yra užkoduota šitame gobelene. Na ir paskutinis gobelenas, apie kurį kaip ir nelabai ką mitologiško galėsiu pasakyti, tai 4. gobelenas, vaizduojantis pergolę su vazomis. Autorius nežinomas, o sukūrimas gobelenas išaustas panašiu metu, apie 1600 metus, Briuselio audyklose. Na, šitas gobelenas vaizduoja pergolę ir jis priklauso pergolių tipui. Lotyniškai pergulė, itališkai pergolė, nežinau ar gerai kirčiuoju, priebutis priestatas. Tai yra sodo arba parko statinys, pavėsinė su 2 eilėmis stulpų arba kolonų laikančių lengvas sijas. Paprastai pergolės būdavo apželdinamos vijokliniais augalais, tai galėjo būti vynmedžiai arba rožės, o statytos iš medžio arba akmens. Pergolės kaip statiniai buvo jau žinota apie jas, jau jas žinojo egiptiečiai, o paplito šie statiniai 16–17 amžiuje Italijos ir Prancūzijos parkuose. Gobelenuose pergolės dažnai apvytos vijokliniais augalais, vynogėmis, jos taip pat puoštos vazomis ir gėlių puokštėmis ir, aišku, būtinas peizažo fonas. Tokie audiniai ir panašus į šitą paplito Flandrijos audyklose 16 amžiaus viduryje ir buvo populiarūs kone visą šimtmetį, o rūmuose jie dažnai atstodavo žiemos sodus. Dabar ką galiu apie mūsų matomą gobeleną pasakyti? Mūsų matomame gobelene galiu pakomentuoti kolonas, jos yra, štai matome, čia jų nemažai. Ir dar jeigu mes pasižiūrėsime į padidintą fragmentą, tai tiesiog matyti štai iš kapitelio, tokio puošto akanto lapais, kad tai yra korintinės kolonos. O aišku, va štai vynogės, vynogių lapai. Ir dar jeigu grįšime atgal prie jo, tai vazos, puokštės ir toks blankus, tolimo peizažo vaizdas, kalnai. Ir, kraštai gobeleno, nežinau, jie kažkaip yra vadinami turbūt. Čia irgi mes galime įžiūrėti mitologinių siužetų, traukiama gulbių karieta. Tiesą sakant, čia kas yra, nežinau, negaliu pakomentuoti šitų figūrėlių, ar tai tiesiog įvairūs egzotiniai paukščiai, gyvūnai. Ir dar įdėjau tiesiog, kadangi miniu kolonas ir jų kapitelius, tai graikų naudota, čia yra visas vaizdas ir tekstas iš Visuotinės lietuvių enciklopedijos, atkreipsiu jūsų dėmesį, čia visi įmanomi kapiteliai sudėti į šituos 3, tai yra C. C yra dorėninis kapitelis, jis matome pats lakoniškiausias. Toliau D raidele jonėninis pažymėtas su tokiais ratais ir štai
berods, taip, tai yra korintinis kapitelis puoštas akanto lapais. Tai, aišku, tie kapiteliai jau naujaisiais laikais, naujųjų laikų architektūroje, jie kito ir buvo gražinami įvairiais elementais. Tai čia mes be abejonės turime, galbūt galime kažką ir štai panašaus į gotikinį įžiūrėti, bet pagal viską tai yra tikrai korintinis, štai šitas vaizdas kapitelio. Ir savo pasakojimą galėčiau baigti, norėčiau galbūt išgirsti dar jūsų klausimų ir į juos atsakyti. Taip, aš turiu vieną klausimą. Labai įdomus yra gobelenas Toledo muziejuje. Tai yra maždaug toks pats gobelenas kaip ir šitas. Romulas perdada Amulijaus galvą Numitorui. Ir ten yra parašyta bordiūre, yra parašyta lotyniškai, kad, žodžiu, Romulas ir Remas jie nukovė Amulijų mūšyje. Nes aš tiek žinau, mitologiniuose siužetuose visiškai, ta prasme, literatūroje nėra minimas šitas siužetas, kaip tas Amulijus buvo nukautas, kaip ten ta jo galva buvo paimta, nežinau, ar esat kažką girdėjus apie tai? Labai pakomentuoti detalių, kokiu būdu dabar jis tą galvą nukirto. Žinau tik tai tiek, kiek man žinomose mito versijose yra sakoma, jis nukirto galvą ir ją įteikė, bet aplinkybių tikrai nežinau. Čia ir daugiau antikistų yra, tai galbūt galėtų mane papildyti, kaip ten buvo su mūšiais. Nu, tai bet tiesiog nėra jau tokių, kiek žiūrėjau įvairiausiuose, ne pačiuose, kas tie šaltiniai, tai yra tiesiog literatūra apie mitus. Tai dėja negaliu nieko pasakyti apie detalės, kokiu būdu neteko galvos Amulijus. Aš tokį, nežinau, tokį paprastą klausimą, gal Miller romanai, Kirkė, Achilo giesmė, nežinau, jūs esat profesionalė, čia kalbu apie grožinę literatūrą. Ar galėtumėt išsakyti savo nuomonę, ką jūs manote apie Miller romanų interpretacijas mitų? Dar kartelį pakartokite. Prašau, Audronė, kas tokia? Achilo giesmė ir Kirkė, romanai, Miller. Taip. Ar norėčiau išgirsti jūsų komentarą? Aš atsiprašau, tai toks neprofesionalus. Apie tuos kūrinius? Nu, kad žinokit, nedrįsčiau komentuoti dabar. Gal nekomentuosiu, žinokite, nes čia jau, truputėlį kiti dalykai, bet jo, atsiprašau, bet jo. Tų įvairiausių interpretacijų tikrai gali būti. Naujieji laikai jų nešykšti, negaili ir taip, prašom, Ramune. Ačiū, Asta, už pristatymą mitų, nes iš tikrųjų tie, kurie turim mažiau to santykio su antikinė literatūra, tikrai ne visus siužetus žinome. Bet aš norėčiau truputį iš kitos pusės paklausti. Pati tyrinėjai senąją lietuvių literatūrą, Lietuvos literatūrą. Kokie mitai pas mus buvo populiariausi? Apie ką mūsų Lietuvoje leistuose leidiniuose, kokie mitai atgydavo? Mūsų leistuose leidiniuose, tai yra proginėje kūryboje, atgydavo tie siužetai, kurie tiesiog siejosi su tematika. Tai jeigu kalbama apie mirtį, apie
netektis, laidotuvės, raudas, tai čia aišku Filomelė minima. Taip pat, jeigu šiaip minimi personažai gal, bet nebent laidotuvinėje kūryboje, tai tada jau ten yra Filomelė, yra, dabar bandau prisiminti, kas ten dar 18 amžiuje, iš tų tokių gedulingųjų mitų. Jeigu eina kalba apie vestuves, tai tiesiog yra minimas koks nors vestuvių dievas, tarkime, ir net tokių retų dalykų, kaip Talasijus, teko net paieškoti, kai pirmą kartą radau, nes man ir buvo jisai negirdėtas tas vardas. Na, aišku, ten vestuvių svočios vaidmenį atliekanti Junona, toks tradicinis, nes Junona jinai globoja moterį, santuokos instituciją, santarvę šeimoje, tai va tokie personažai. Net minimas personažas, o tas visas prasminis krūvis mitinis, kuris už personažo jau stovi, tai tarsi savaime suprantamas visiems turėjo būti ir aš tikiu, kad taip ir buvo. Jo. Tokių labai kažkokių pamėgtų mitų negalėčiau įvardyti. Mes tikrai Lietuvoje be galo mėgome ir daug labai minėjom, eksploatavom Palemono mitą. Čia yra Palemono žemė, Gedimino legenda, Gedimino miesto sienos nuolatos, Palemono kraštas, tai čia iki pat 18 amžiaus pabaigos, kol gyvuoja ta lotyniška tradicija. Po to pradedama, kai atsisakoma po truputėlį lotyniškų tekstų, jau ir keičiasi ir pats jos tos literatūros kontekstas. Nors aišku, lieka tų mitų vis tiek. Tai vat mes esam tikrai Palemono palikuonis, Palemono vaikai ir Gedimino ainiai. Taip, va čia va beveik šitoj vietoj ir esame. Taip, Ramunė yra išaiškinusi. Čia yra tikroji Gedimino pilies vieta. Šiaip aš irgi norėjau to pačio paklausti, apie ką Ramunė jau paklausė, kurių, sakykim, galbūt leidinių ir daugiausiai buvo išleista, kokie mitam buvo skirta, tai Ramunė buvo apie populiariausius jau paklausė, tą patį klausimą uždavė. Tai šiaip patys leidiniai mitams niekada nebuvo skiriami, jeigu kalbam apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės lotyniškus tekstus. Nei vieno turbūt, jeigu jis specialiai nebent parašytas, jie ne mitams skiriami, bet tiesiog mitai ten dalyvauja tuose proginiuose tekstuose. Taip. Dėkuoju už paskatą ir noriu paklausti vis tik, kokios knygos Renesanso epochoje gyvenusiems žmonėms buvo pagrindinis žinių apie antikos mitų šaltinis? Tai buvo Ovidijaus metamorfozės, tikrai antikos laikų kūrinys, ar kažkokio viduramžių legendų rinkiniai? Ačiū. Kad Ovidijaus metamorfozės buvo labai svarbi knyga, tai net neabejoju. Sakysime, Vilniaus akademijoje, Jėzuitų universitete, net ne visą Ovidijų buvo galima skaityti, kai kurios knygos, kurių turinys, Ovidijaus knygų turinys buvo pernelyg obsceniškas, taip, jos įėjo į uždraustųjų sąrašą ir yra likę, kad tokių buvo. Tai Ovidijus pagrindinis, ko gero, autorius būtų. Šiaip, kiek pati esu susidūrusi, tai matyt, kad antika daugiausia pasiekdavo per lotyniškus tekstus. Graikų kalba buvo studijuojama, tie tekstai buvo skaitomi, bet madingesni ir populiaresni buvo lotyniški tekstai. Tai Ciceronas ir taip toliau ir kiti. Dabar ar skaitomos viduramžių knygos, tokios kaip Aukso legenda, sakykime, dar ten kitos, tai manau, kad taip, bet kad ten su antika, ten jau kiti dalykai, taip. Manau, kad tikrai buvo ir vienokie, ir kitokie, tik prieinami o
kad organiškai įsisavindavo tą antikinę mitologiją, tai kelias tam buvo labai paprastas ir aiškus. Išmoksta lotynų kalbą, tada pradeda skaityti poetikos klasėje ir aiškintis tuos lotyniškus tekstus. Retorikos klasėje pradeda imituoti pagal skaitytus autorius, bandydami ir tas bendrasias vietas perteikti ir sujungti kelis kūrinius į vieną, pasitelkti kuo daugiau įvairiausių, galima siužetų, ne siužetų, o fragmentų, ir taip atsiranda centono žanras, toks tarsi lipdinys, naujas kūrinys iš daugelio fragmentėlių. Tai buvo ne plagijavimas, ne kopijavimas, o erudicijos demonstravimas. Reiškia, tu tiek esi giliai susipažinęs ir plačiai susipažinęs, kad sugebi visą tai panaudoti ten, kur reikia ir kaip reikia. Nesgi nebuvo jokių įrankių, kuriuos mes šiandien turime. Taip, tik tai knygos ranka, žąsies plunksna turbūt ir popierius.